Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 4 skyrius. Nutrūkusi mano kelionė į Himalajus. Kokia nors menka dingstimi išeik iš klasės ir sėsk į vežiko karietą. Sustok skersgatvėje prie mano namų, kur niekas tavęs nepastebėtų. Tokie buvo mano paskutiniai nurodymai Amarui Miterui, mokyklos draugui, ketinusiam drauge su manimi keliauti į Himalajus. Pabėgti planavome rytojaus dieną. Reikėjo būti atsargiems, nes brolis Ananta akylai mane sekė. Jis įtarė, kad aš uoliai kuriu pabėgimo planus ir buvo pasiryžęs juos sugriauti. Amuletas, tarsi dvasios mielės, tyliai dirbo savo darbą. Himalajų sniegynuose tikėjausi atrasti mokytoją, kurio veidas dažnai iškildavo vizijose. Mūsų šeima jau gyveno Kalkutoje. Ten tėvas buvo perkeltas visam laikui. Ananta laikėsi patriarchalinio indų papročio ir vedė žmoną, parsivedė į mūsų namus. O aš glaudžiausi mažame palėpės kambarėlyje ir kasdien medituodamas rengiausi ieškoti Dievo. Išaušo atmintinas rytas. Lijo ir lietus pranašavo nesėkmę. Išgirdęs lauke Amaro vežiko ratų bildėsi, paskubomis surišau į mazgą antklodę, porą sandalų, 2 strėnajuostes, maldos karoliukus, Lahirio Mahasajus nuotrauką ir Bhagavad Gita. Ryšulį išmečiau pro savo kambario langą 4 aukšte. Nubėgau laiptai žemyn ir sutikau dėdę. Jis prie mūsų namo durų pirko žuvį. Ko toks įsiaudrinęs, įtariai permetė mane akimis. Išsisukinėdamas jam nusišypsojau ir moviau skersgatvę. Susiradęs ryšulį, atsargiai kaip tikras sąmokslininkas prisidėjau prie Amaro. Nuvažiavome į prekybos centrą Čandy Čok. Ne vieną mėnesį taupėme priešpiečiams skirtus pinigus, kad už juos nusipirktume angliškų drabužių. Žinodami, kad mano sumanusis brolis gali nesunkiai imtis detektyvo vaidmens, nutarėme jį pergudrauti, apsirengti europietiškais apdarais. Pakeliui įstoti, stabtelėjome paimti mano pusbrolio Džotino Gošo, kurį vadinau Džatinda. Jis neseniai pasuko dvasiniu keliu ir troško Himalajuose susirasti gurų. Džatinda persirengė jam paruoštų naujų kostiumų. Vylėmės, kad puikiai užsimaskavome. Širdis užplūdo pakilus džiaugsmas. Dabar mums tai reikia drobinių batų, tariau ir nusivedžiau bendrakeleivius į parduotuvę, kuri prekiavo avalynę guminiais padais. Šioje šventojoje kelionėje turėsime apsieiti be gaminių iš odos, gaunamos žudant gyvūnus. Stabtelėjęs gatvėje nuvilkau nuo savo Bhagavad Gitos odinį aplankalą, o nuo Anglijoje pagaminto Solo Topi tropikų šalmo nurišau odinius raištelius. Statyje nusipirkome bilietus į Burdvaną. Ten ketinome persėsti ir toliau važiuoti į Hardvarą Himalajų prieškalnėse. Vos mūsų traukinys pajudėjo tikslo link, garsiai išsakiau keletą didingiausių savo lūkesčių. Tik įsivaizduokite, šūktelėjau, mokytojai mus inicijuos ir mes patirsime kosminę sąmonės ekstazę. Mūsų kūnai taip prisipildys magnetizmo, kad prie mūsų kaip prijaukinti eis laukiniai Himalajų žvėris. Tigrai te bus romios naminės katytės, laukiančios, kada juos paglostysime. Šiais žodžiais nupiešiau mūsų ateitį, kuri man atrodė žavinga tiek perkeltinė, tiek ir tiesioginė prasme. Amaras entuziastingai šypsojosi, bet Džatinda nusuko žvilgsnį ir įsmeigė akis į už lango bėgantį kraštovaizdį.
Padalykime pinigus į 3 dalis, nutraukė ilgą tylą jis. Burdvane kiekvienas nusipirksime po bilietą, tada niekam stotyje nešausi galvą, kad bėgame drauge. Nieko neįtardamas sutikau. Temstant, mūsų traukinys sustojo Burdvane. Džatinda nudrožė į bilietų kasą, o mūsų su Amaru susėdome perone. Palaukėme 15 minučių, paskui puolėme ieškoti Džatindos, bet veltui. Visur apėjome, atkakliai jį šaukdami, bet jis buvo ištirpęs, mažas stoti gaubiančioje tamsioje nežinomybėje. Mane visai apleido jėgos, jaučiausi sukrėstas, kūną apėmė keistas tingulys. Kaip Dievas galėjo leisti tokį slogų nutikimą? Mano pirma rūpestingai suplanuota, romantiška Dievo paieškų kelionė buvo žiauriai sugadinta. Amarai, reikia grįžti namo, tariau, raudodamas kaip vaikas. Šis beširdiškas Džatindos pabėgimas yra blogas ženklas. Mūsų kelionė nepavyks. Ar tokia yra tavo meilė viešpačiui? Nejau tau nepakeliamas toks menkas išmėginimas, kaip bendrakeleivio išdavystė. Išgirdus Amaro žodžius apie Dievo išmėginimą, mano širdis nurimo. Mudu pasistiprinome, užkandome garsiųjų Burdvano saldumynų, sitabhok, deiviai skirto maisto ir motičur, saldžiųjų rutuliukų. Po kelių valandų jau važiavome į Hardvarą per Barelį, o rytojaus dieną, prieš persėsdami į kitą traukinį Mugal Sarajuje, perone aptarėme vieną gyvybiškai svarbų klausimą. Amarai, gali būti, kad netrukus mus pradės atidžiai klausinėti geležinkelių pareigūnai. Mano brolis labai išradingas, negaliu to neįvertinti. Kad ir kuo viskas baigtųsi, neketinu sakyti tiesos. Mukunda, nieko tavęs neprašau, tik patylėk. Nepradėk juoktis ar šaipytis, kai kalbėsiu. Suliktais žodžiais prie manęs priejo europietis stoties pareigūnas. Jis mojavo telegrama, iškart supratau, kokia jis svarbi. Ar čia jūs pykčio pagauti pasprukote iš namų? Ne, nudžiugau aš, nes taip suformuluotas klausimas leido man tvirtai jį atsakyti. Žinojau, kad mano neįprastą poelgį paskatino ne pyktis, bet dieviškiausias liūdesys. Tada pareigūnas pasisuko į Amarą ir tarp jų dviejų užvirė protų mūšis. Vos įstengiau išlaikyti stoišką rimtumą, kaip buvau prašytas. O kur trečias berniukas, valdingai paklausė pareigūnas, nagi sakyk tiesą. Pone, matau jūsų akiniais, nejau nei žiūrite, kad mes tik dviese. Amaras įžūliai nusišypsojo. Aš ne fokusininkas, negaliu iš kur nors ištraukti trečio berniuko. Aiškiai sutrikęs dėl tokio įžūlumo, pareigūnas pasirinko naują puolimo kryptį. Kuo tu vardu? Mano vardas Tomas, aš esu Anglės motinos ir į krikščionybę atsivertusio Indo sūnus. Koks tavo draugo vardas? Aš jį vadinu Thompsonu. O man tuo metu tapo be galo linksma ir aš nieko nepaisydamas puoliau traukinį, kuris laimė kaip tik sušvilpė ir pranešė apie išvykimą. Iš paskos atskubėjo Amaras su pareigūnu. Šis pasirodė toks patiklus ir paslaugus, kad pasodino mūsų europiečiams skirtoje kupė. Matyt, jam buvo skaudu net pagalvoti, jog 2 pusiau anglų kilmės berniukai keliaus kartu su vietiniais. Kai jis mandagiai atsisveikinęs išėjo, išsitiesiau ant sėdynės ir prapliupau kvatoti. Amaro veide irgi švytėjo džiugus pasitenkinimas. Juk pavyko pergudrauti šilto ir šalto mačiusi europietį. Aš perone įsigudrinau perskaityti telegramą. Ją atsiuntė mano brolis Ananta. Joje buvo parašyta štai kas. 3 bengalai berniukai, angliškais drabužiais, pabėgo iš namų ir keliauja į Hardvarą per Mugal Sarajų. Prašom juos sulaikyti ir laukti, kol aš atvyksiu. Už jūsų pagalbą bus dosniai atlyginta. Amarai, juk prašiau nepalikti namie traukinių tvarkaraščio su pažymėtomis stotimis. Nužvelgiau jį priekaištingai. Tikriausiai brolis jį rado. Draugas suglumęs pripažino, kad aš teisus.
Traukinys trumpam stabtelėjo Barelyje. Ten mūsų laukia Dvarka Prasadas, gavęs telegramą iš Anantos. Dvarka narsiai mėgino mūsų laikyti, bet aš jį įtikinau, kad mūsų pabėgimas anaiptol nėra lengvabūdiškas poelgis. Kaip ir anąkart, Dvarka atsisakė draugė keliauti į Himalajus. Ta naktį, kol traukinys stovėjo stotyje, aš snūduriavau. Amarą pažadino ir apklausė dar vienas pareigūnas. Jį taip pat pakerėjo maišyto kraujo Tomo ir Tomsono žavesys. Traukinys pergalingai nešė mus į Hardvarą. Ten turėjome atvykti auštant. Tolumoje mus viliojo didingi kalnai. Greitai perbėgome į stotį ir įsimaišėme į miestiečių minią. Pirmiausia, persirengėme indiškus drabužiais, nes Anantai kažin kaip pavyko nuspėti mūsų europietišką maskuotę. Nors buvome laisvi, mane slėgė bloga nuojauta, kad mus pagaus. Nutarę, kad protingiausia bus kuo greičiau išvykti iš Hardvaro, nusipirkome bilietus tolyn į šiaurę iki Rišikešo, į Šventąją žemę, seniai palaimintą daugelio mokytojų. Aš įlipau į traukinį, o Omaras atsiliko perone. Staiga jį sustabdė policininkų šūksnis. Policininkas, tas visiškai mums nereikalingas tvarkos sergėtojas, nuvedė mane ir Amarą į nuovadą ir konfiskavo mūsų pinigus. Tada mandagiai paaiškino, kad jo pareiga mūsų laikyti, iki atvyks mano vyresnysis brolis. Išgirdęs, kad keliaujame į Himalajus, policininkas papasakojo keistą istoriją. Matau, jūs pametę galvas dėl šventųjų. Niekad nesutiksite šventesnio Dievo žmogaus negu tas, kurį mačiau vakar. Mudu su kitu pareigūnu pirmą kartą jį sutikome prieš 5 dienas. Patruliavome prie Gangos, atidžiai dairydamėsi vieno žmogžudžio. Mums buvo įsakyta jį suimti gyvą arba mirusi. Žinojome, kad jis dedasi sadhu ir apiplėšinėja piligrimus. Priekyje vos už kelių žingsnių pastebėjome žmogų atitinkantį nusikaltėlio apibūdinimą. Jis nepakluso įsakymui sustoti, tad puolėme vytis, ketindami jį sučiupti. Prisiartinęs iš nugaros iš visų jėgų užsimojau kardu ir beveik nukirtau jam dešinę ranką. Bet nepažįstamasis, nė nešūktelėjęs ir nežvilgtelėjęs į siaubingą žaizdą, toliau žingsniavo savo sparčiu žingsniu. Apstulbau. Su kitu pareigūnu iššokome jam prieš akis, o jis tyliai prakalbo. Aš nesu žudikas, kurio ieškote. Labai susikirmitau, pamatęs, kad sužalojau žmogų panašų į dievišką išminčių. Suknibau prie jo kojų ir ėmiau melsti atleidimo. Paskui pasiūliau savo turbano audeklą, kad jis apsirištų žaizdą ir sustabdytų gausiai trykštantį kraują. Šventasis geraširdiškai pažvelgė į mane ir tarė: Sūnau, tavo klaida visiškai suprantama. Bėk ir nebepriekaištauk savo. Numylėtoji motina manimi pasirūpins. Jis prispaudė kybančią ranką prie kūno ir jį beregint prisitvirtino. Nepaaiškinamai liovėsi plūdęs kraujas. Po 3 dienų ateik štai prie to medžio manęs aplankyti ir pamatysi. Būsiu visiškai sveikas, tada nebesikrimsi. Vakar mudu su tuo pareigūnu nekantraudami patraukėme į nurodytą vietą. Radome ten sadhu, jis leido apžiūrėti savo ranką. Nebuvo matyti nei rando, nei jokių sužalojimų žymių. Jis tarė: aš keliauju per Rišikešą į atokias Himalajų vietas. Tada mus palaimino ir skubiai nuėjo savo keliais. Jaučiu, jo šventumas pakilėjo mano gyvenimą. Pasakojimą pareigūnas užbaigė maldingų šūktelėjimų. Buvo aišku, kad šis įvykis sujaudino jį iki širdies gelmių. Įspūdingų mostų jis įteikė man laikraščio iškarpą apie šį stebuklą. Kaip įprasta sensacijų besivaikantiems laikraščiams, dėja tokių netrūksta net Indijoje. Reporteris pateikė šiek tiek iškreiptą šio epizodo versiją, esą sadhu buvo beveik nukirsta galva.
Mudu su Omaru susisielojome, kad prasilenkime su didžiuoju jogu, kuris taip krikščioniškai atleido savo skriaudėjui. Indija pastaruosius 200 mečius skurstanti materialiai tebe turi neišsemiamų dieviškų turtų išteklių ir kartais netokiems pasaulietiškiams žmonėms, kaip policininkai, pavyksta pakelėje sutikti dvasios dangoraižių. Padėkojame pareigūnui, jo stebuklingas pasakojimas išvaikė mūsų nuobodulį. Jis veikiausiai norėjo pasakyti, kad jam pasisekė labiau nei mums. Niekiek nesistengdamas sutiko nušvitusi šventąjį, o mūsų uolios paieškos baigėsi ne prie mokytojo kojų, bet palaikėje policijos nuovadoje. Buvau taip arti Himalajų, bet nelaisvėje, taigi ir toli nuo jų. Ir vis dėlto pasakiau Omarui, kad dabar esu dvigubai karščiau pasiryžęs išsivaduoti. Paspruksime nepastebėti, kai pasitaikys proga. Į šventąjį Rišikešą nueisime pėsčiomis, tariau drąsinamai nusišypsojęs. Bet vos iš mūsų buvo atimtas tvirtas ramstis pinigai, mano bendražygį apėmė pesimizmas. Jei pėsti keliausime per džiunglės, galiausiai atsidursime ne šventųjų mieste, bet Tigro pilve. Ananta ir Amaro brolis atvyko po 3 dienų. Amaras giminaitis sutiko su meilė ir palengvėjimu. Aš susitaikyti negalėjau. Ananta iš mane sulaukė tik griežtų priekaištų. Suprantu, kaip jautiesi, stengiasi nuraminti mane brolis. Prašau tik tiek. Važiuojam kartu į Benaresą aplankyti vieno išminčiaus, paskui kelioms dienoms nuvažiuokime į Kalkutą pasielvartaujantį tėvą, o tada galėsi toliau ieškotis mokytojo. Čia į pokalbį įsiterpė Amaras ir pareiškė neketinąs kada nors ateityje grįžti su manimi į Hardvarą. Jis džiaugiasi šeimos šiluma, bet aš žinojau, kad niekada nesiliausiu ieškojęs savo gurų. Sėdome į traukinį ir išvykome į Benaresą. Ten mano malda buvo nepaprastai ir greitai išklausyta. Ananta buvo sukūręs gudrų planą. Prieš susitikdamas su manimi Hardvare, jis užsuko į Benaresą ir paprašė vieno šventraščių žinovo susitikti su manimi. Panditas, taip pat ir jo sūnus, pažadėjo Anantai, kad pamėgins mane atkalbėti nuo ketinimo tapti sanjasiu. Pastaba. Sanjasis pažodžiui atsižadėjęs, žodis kilęs iš sanskrito veiksmažodžio reiškinčio atmesti, šaknies. Pastabos pabaiga. Ananta nuvežė mane į jų namus. Sūnus jaunas šnekus vyras pasitiko mane kieme. Jis užmezgė su manimi ilgą filosofinį pokalbį, pareiškęs, kad yra aiškiaregys ir kad tas matąs mano ateitį. Jis ėmė atkalbinėti mane nuo sumanimo tapti vienuoliu. Tave nulatos lydės nelaimės, bet to neįstengsi surasti Dievo, jei atkakliai vengsi savo kasdienių pareigų. Nesukaupę žemiškos patirties, netidirbsi savo praeities karmos. Pastaba. Šio ar praėjusio gyvenimo veiksmų padariniai, iš sanskrito žodžio kry, daryti. Pastabos pabaiga. Atsakiau į galvą atėjusiams nemirtingais Bhagavad-gytos žodžiais. Net jei viso gyvenimo purvų susitepęs žmogus atsigręš į mane, visiškai atsidavęs, jis man nenusidėjėlis. Tapęs didžiosios sielos būtybę, jis netrukus įgis amžiną ramybę. Tikrai žinok, kad ne vienas man atsidavęs niekada nežūva. Vis dėlto įtaigios jaunolio pranašystės šiek tiek pakirto mano pasitikėjimą. Iš visos širdies tylomis karštai kreipiausi į Dievą. Padėk išspręsti šią painiavą ir atsakyk čia ir dabar. Nori, kad gyvenčiau kaip atsiskyrėlis ar kaip pasaulietis. Visai šalia pandito namų pastebėjau stovinti kilnaus veido sadhu. Matyt, jis nugirdo gyvą ir mano apsišaukėlio aiškiaregio pokalbį, nes pakvietė mane prieiti arčiau. Iš jo ramių akių plūdo didžiulė galia. Sūnau, neklausyk to išmanėlio. Atsakydamas į tavo maldą, viešpats man liepia tave patikinti,
kad vienintelis tavo gyvenimo kelias – atsižadėjimas. Apstulbęs, bet kupinas dėkingumo, džiugiai nusišypsojau, kad išgirdau tokią aiškę žinią. Pasitrauk nuo to žmogaus, iš kiemo man sušuko neišmanėlis. Mano šventasis vadovas, laimindamas pakėlė ranką ir lėtai pasitraukė. Tas Sadhu toks pat pakvaišėlis kaip ir tu, šią žavę pastabą ištarė žilagalvis panditas, juodu su sūnumi, niūriai žvelgia į mane. Girdėjau, jis taip pat paliko namus ir leidosi nežinia kur ieškoti Dievo. Aš nusisukau. Burptelėjau Anantai, kad neketinu daugiau diskutuoti su šeimininkais. Nusivylęs brolis sutiko tuoj pat išvykti ir mudu netrukus sėdome į Kalkutos traukinį. Pone Sekly, kaip susekiai, kad aš pabėgau su 2 bendražygiais, gyvai pasmalsavau pakeliu į namus. Anantas šelmiškai nusišypsojo. Mokykloje sužinojau, kad Amaras išėjo iš pamokos ir nebegrįžo. Kitą rytą nuėjau į jo namus ir aptikau pažymėtą traukinių tvarkaraštį. Amaro tėvas kaip tik ruošėsi išvažiuoti karieta ir kalbėjosi su vežiku. Mano sūnus šį rytą nevažiuos su manimi į mokyklą, jis dingo, aimanavo tėvas. Iš kito vežiko girdėjau, kad jūsų sūnus ir dar 2 jaunuoliai, apsirengę europietiškais drabužiais, įlipo į traukinį Hauro stotyje, pareiškė vežikas. Tam vežikui jie padovanojo savo odinius batus. Taigi turėjau 3 įkalčius, tvarkaraštį, 3 berniukus ir angliškus drabužius. Anantos pasakojimas ir pralinksmino ir sukėlė apmaudą. Vežikas pasirodė nevertas mūsų dosnumo. Be abejo, skubiai išsiuntinėjau telegramas geležinkelio stočių pareigūnams į visus miestus, kuriuos Amaras buvo pabraukęs tvarkaraštyje. Jis buvo pažymėjęs barelį, tad pasiunčiau telegramą ten gyvenančiam tavo draugui Dvarkai. Pasiklausinėjęs kaimynų Kalkutoje sužinojau, kad pusbrolis Džatinda vieną naktį buvo dingęs, bet kitą rytą grįžo namo, vilkėdamas europietiškus drabužius. Aš jį susiradau ir pakviečiau pietų. Jis sutiko, užliūliuotas mano draugiško elgesio. Bet aš jį nieko neįtarianti, nusivedžiau į policijos nuovadą. Džatinda apsupo keli, ypač nuožmios išvaizdos policininkai. Juos aš buvau parinkęs iš anksto. Varstomas jų grėsmingų žvilgsnių, Džatinda sutiko paaiškinti savo paslaptingą elgesį. Į Himalajus išvykau pakilios dvasinės būsenos, dėstė jis. Viltis susitikti su mokytojais mane įkvėpė. Bet kai tik Mukunda pasakė, Himalajų urvuose sėdėsime apimti ekstazės, o pakarėti tigrai sutūps aplink mus tarsi prijaukintos katytės, mane sukaustė šiurpas, kaktą išmušė prakaitas. O kas bus, ėmiau svarstyti, jei mūsų dvasinės ekstazės gale nepakeis žiaurios tigrų prigimties, ar jie elgsis su mumis taip meiliai kaip naminės katės? Vidinių žvilgsnių netgi pamačiau, kaip prieš savo valią atsiduriu tigro pilive. Ir ne visas iškart, bet dalimis po truputį. Nusijuokiau, lioviausi pykti ant Džatindos, kad šis pabėgo. Jis taip juokingai paaiškino, kas nutiko traukinyje, kad atpirko visą širdgėlą, kurią man buvo sukėlęs. Be to, turiu prisipažinti, jog jutau šiokį tokį pasitenkinimą, kad ir jam nepavyko išvengti susidūrimo su policija. Ananta, tu apsigimęs seklys, linksmai pažvelgiau jį, bet kartu buvau pyktelėjęs. Pasakysiu Džatindai, kad džiaugiuosi, jog jis taip pasielgė skatinamas ne iš davikiško būdo, kaip kad atrodė iš pradžių, o tik iš apdairumo ir genamas savisaugos instinkto. Kai grįžome namo į Kalkutą, tėvas labai nuoširdžiai paprašė manęs aptramdyti keliautojo aistrą, bent iki baigsiu vidurinę mokyklą. Kol manęs nebuvo, jis sutarė su šventuoju panditu, Svamiu Kebalananda, kad šis nuolat lankysis mūsų namuose. Tėvas tai padarė iš meilės man. Šis išminčius mokys tave sanskrito, tvirtai pareiškė jis. Tėvas vylėsi, kad mano religinį troškulį numalšins mokyto filosofo pamokos, bet nejučia viskas apsiverkti aukštyn kojomis. Naujasis mokytojas ne tik nekimšo man į galvą sausos medžiagos, bet dar labiau pakurstė troškimą ieškoti Dievo.
Tėvas nežinojo, kad svamis Kebalananda yra iškilus Lahirio Mahasajos mokinys. Neprilygstamasis guru turėjo tūkstančius mokinių, kurie tyliai prie jo artėjo, neatsispirdami dieviškai traukai. Vėliau sužinojau, kad Lahiris Mahasaja nekartą apibūdino Kebalanandą kaip ryšį arba nušvitusi išminčių. Pastaba. Kai mes susipažinome, Kebalananda dar nebuvo įstojęs į Svamio ordiną ir buvo vadinamas Šastrių Mahasaja. Norėdamas nepainiunti Lahirio Mahasajos su mokytoju Mahasaja, savo sanskrito mokytoją vadinsiu tik jo vėlesniu vienuolišku vardu Svamiu Kebalananda. Neseniai bengalų kalba išleista jo biografija. Kebalananda gimė 1863 metais Bengalijoje, Kulnos apskrityje, o savo kūną paliko Benarese, sulaukė 68. Šeimoje jo vardas buvo Ašutošas Četerdžis. Pastabos pabaiga. Ant dailaus mano mokytojo veido krito vešlios garbanos. Tamsios akys buvo atviros, perregimos tarsi vaiko. Liekno kūno judesiai skleidė mąslę ramybę. Visada romus ir kupinas meilės, jis buvo nepajudinamai įsitvirtinęs begalinėje sąmonėje. Daugelį laimingų valandų mudu paskyrėme gilioms kryjos meditacijoms. Kebalananda buvo garsus senovinių šastrų arba šventųjų knygų, mokovas ir dėl savo išsilavinimo turėjęs pelnęs Šastrių Mahasajos vardą. Paprastai į jį taip ir buvo kreipiamasi, bet aš, mokydamasi sanskrito, nieko doro nepasiekiau, kiekvieną progą stengdavaus numesti šalį nuobodžią gramatiką, kad galėčiau pasikalbėti su mokytoju apie jogą bei Lahirį Mahasają. Kartą mokytojas malonėjo šiek tiek papasakoti apie savo gyvenimą su mokytoju. Man teko reta laimė 10 metų praleisti šalia Lahirio Mahasajos. Jo namai Benarese kas vakarą tapdavo piligrimų traukos vieta. Guru visada būdavo nedidelėje 2 aukšto svetainėje. Jis sėdėdavo lotoso pozą ant medinės kėdės be atkaltės, o mokiniai jį supdavo pusračiu. Jo akis kibirkščiuodavo ir žiburiuodavo dievišką į džiaugsmą. Jos visada būdavo primerktos, vidinių regėjimų žvelgiančios jiems žinosios palaimos rytis. Guru retai kalbėdavo daug, o kartais jo žvilgsnis sustodavo ties pagalbos laukiančių mokinių ir tada tarsi šviesos lavina pasipildydavo jo gydantys žodžiai. Mokytojui pažvelgus manyje pražysdavo neapsakoma ramybė. Persmelkdavo jo aromatas, tarytum sklindantis iš begalybės lotoso. Buvimas šalia jo, net jei ištisas dienas nepersimesdavome ne žodeliu, pakeitė visą mano esybę. Jei kokia nors neregima kliūtis trukdydavo susikaupti, imdavau medituoti prie guru kojų. Čia lengvai pasiekdavau net subtiliausias būsenas, o menkesnių mokytojų akivaizdoje man tai nepavykdavo. Mokytojas buvo tarsi gyva Dievo šventovė, kurios slaptos durys atvertos visiems atsidavusiems mokiniams. Lahiris Mahasaja nebuvo knyginis šventraščių aiškintojas. Po dieviškąją biblioteką jis nardė be jokių pastangų. Iš jo visažinystės fontano tryško žodžių purslai ir minčių srovės. Jis turėjo stebuklingą raktą prieš šimtmečius veduose paslėptai giliausiai filosofijai suprasti. Pastaba. Išliko daugiau negu 100 kanoninių 4 vedų tomų. Savo dienoraštyje Emersonas taip pagerbė vedų filosofinę mintį. Ji neprilygstama kaip kaitra, naktis ir bežadis vandenynas. Joje telpa visi religiniai jausmai, visa didžioji etika, apsireiškinti visiems iš eilės kilniems poetams. Neverta padėti knygos į šalį. Jei atsiduriu miškuose ar valtimi plaukioju tvenkinyje, gamta tuoj pat mane paverčia brahmanu, amžinąją būtybę, amžinąją pusiausvyrą, beribė jėga,
nesuardoma tyla. Toks jos tikėjimas. Ramybė sako ji man, ir tyrumas, ir absoliutus atsižadėjimas. Šios panacėjos atperka visas nuodėmes ir suteikia 8 dievų palaimą. Pastabos pabaiga. Paprašytas paaiškinti senovės tekstuose minimus įvairius sąmonės lygmenis, jis šypsodamasi sutikdavo. Dabar aš patirsiu tuos sąmonės lygmenis ir netrukus papasakosiu, ką jutau. Taigi jis iš esmės skyrėsi nuo mokytojų, kurie atmintinai išmoksta šventraštį ir šneka gerai nesuvoktomis bendromis frazėmis. Prašau aiškinti šventuosius posmus taip, kaip tau atrodo. Dažnai tokią užduotį duodavo nekalbusius guru greta sėdinčiam mokiniui. Aš vadovausiu tavo mintims, kad aiškintum teisingai. Tai pavyko užrašyti daug Lahirio Mahasajos įžvalgų drauge su gausiais įvairių mokinių komentarais. Mokytojas niekada neskatino vergiškai tikėti. Žodžiai yra tik lukštas, sakydavo jis. Patikėkite Dievą esant, kai patys medituodami pajuntate džiaugo ryšį su juo. Kad ir kokie sunkumai kamuodavo mokinį, jiems įveikti guru visad siūlydavo kriya jogą. Joga bus veiksminga ir tada, kai nebeturėsiu kūno ir nebegalėsiu jums vadovauti. Šios metodikos neįmanoma įryšti, įdėti į aplanką ir pamiršti, kaip nutinka su teorinėmis idėjomis. Nenuilsdami siekite išsilaisvinimo per kriją. Jos galia atsiskleidžia tada, kai ją praktikuojate. Aš pats kriją laikau geriausią priemonę išsigelbėti savo pastangomis. Žmogui, ieškančiam begalybės, nepavyko sukurti nieko veiksmingesnio. Baigė Kebalananda savo nuoširdų liudijimą ir dar pridūrė. Kriya joga padėjo Lahiriui Mahasajai ir daugybė jo mokinių per savo kūnus regimai išreikšti visagalį Dievą, kuris slypi kiekviename žmoguje. Kebalanandos akivaizdoje Lahiris Mahasaja padarė stebuklą, panašų į tuos, kuriuos darė Kristus. Vieną dieną mano šventasis mokytojas papasakojo šią istoriją. Jo žvilgsnis nutolo nuo priešais mus ant stalo gulinčių sanskrito tekstų. Aš labai gailėjausi vieno aklo mokinio vardu Ramu. Kodėl jo akis nemato šviesos, kai jis taip ištikimai tarnauja mūsų mokytojui, kuriame visur ryškumu spindi dieviškumas? Vieną rytą norėjau pasikalbėti su Ramu, bet jis kantriai valandų valandas sėdėjo vėduodamas guru paties pagamintą palmių lapų vėduoklę, vadinamąją punchą. Kai pagaliau išėjo iš kambario, nusekiau jam iš paskos. Ramu, ar seniai esi aklas, paklausiau. Nuo gimimo, ponia, mano akių niekada nelaimino saulės šviesa. Mūsų visagalis guru gali tau padėti, maldauk. Rytojus dieną Ramu nedrąsiai prisiartino prie Lahirio Mahasajos. Mokinys beveik drovėjosi prašyti prie turimo dvasinio turto pridėti dar ir fizinę gerovę. Mokytojau, tavyje gyvena tas, kuris suteikia kosmosui šviesą. Meldžiu duoti jo šviesos ir mano akims, kad galėčiau regėti menkesnę saulės šviesą. Ramu, kažkas tave primokė įstumti mane į keblią padėtį. Aš neturiu gydomųjų galių. Ponia, jumise esanti begalybė tikrai gali gydyti. Tai visai kas kita, Ramu. Dievui nėra jokių ribų. Tas, kuris įžiebė žvaigždes ir suteikia kūno ląstelėms paslaptingą gyvybės spindesį, tikrai gali tavo akims dovanoti regėjimo šviesą. Mokytojas palietė Ramu kaktą tarp antakių. Pastaba. Vieta, kurioje yra trečioji arba dvasinė akis. Mirties akimirka žmogaus sąmonė dažniausiai susitelkia šiame šventame taške. Tuo galima paaiškinti, kodėl mirusiųjų akis dažniausiai žvelgia į viršų.
Pastabos pabaiga. Sutelk protą į šį tašką ir 7 dienas kuo dažniau kartok pranašo Ramos vardą. Saulės didybė paruoš tau ypatingą aušrą. Pastaba. Rama, sanskrito epo Ramajana pagrindinis šventasis veikėjas. Pastabos pabaiga. Ir štai, po savaitės tai įvyko. Ramu pirmą kartą išvydo nuostabų gamtos veidą. Visažinis neklysdamas paliepė savo mokiniui kartoti vardą Ramos, kuri garbino labiau už kitus šventuosius. Ramų tikėjimas buvo pamaldumu išpurenta dirva, kurioje sudygo guru pasėta visiško išgyjimo sėkla. Kebalananda truputį patylėjo, paskui dar pagarbino savo guru. Visi Lahirio Mahasajos stebuklai aiškiai bylojo, kad šis guru niekada nemanė, jog priežastinė jėga yra ego principas. Pastaba. Ego principas ahamakara, pažodžiui aš darau, yra pagrindinė dualizmo arba tariamo žmogaus ir kūrėjo atsiskyrimo priežastis. Ahamkara paveikia žmonės iliuzija, kuri vadinama maja, kosminė apgaulė. Tada subjektas, ego, klaidingai atrodo esąs objektas, kūriniai įsivaizduoja esą kūrėjai. Tegu esmę suvokęs jogas, neveikiu aš nieko vis masto, tegu teigia, tai mano juslės su pasaulio daiktai saveikauja. Tas, kas regi, jog veiksmą kiekvieną, čia atlieka prakritę, partką, ir kas atmana vien tik neveiklų, visad regi, tas regi iš tikro. Pastovus, negimdytas vienodas, aš visų būtybių valdovas, bet kūrimo gale paveikęs savo prigimtį gimstu iš naujo. Slėpinga maja, iš gūnų nugalėti ją žmogui nelengva, bet kas ieško manęs atsidėjęs, tas įveiks ir majos žabangas. Bhagavad Gita. Pastabos pabaiga. Mokytojas buvo visiškai atsidavęs pirminiai gydančiai galiai. Jis leido jai per jį laisvai tekėti. Daugybė kūnų, kuriuos stebuklingai pagydė Lahiris Mahasaja, galiausiai atsidūrė laidojimo laužų liepsnuose. Bet jo sužadinti nebylus dvasios pabudimai ir mokiniai, kuriuos jis išugdė kaip Kristus, yra nepamirštami stebuklai. Aš taip ir netapau sanskrito žinovu, bet Kebalananda išmokė mane dieviškesnės sintaksės.